Prisimenant vieną rusiško gėrimo alkoholio reklamą, kada naujieji rusai šaudė į antikvarinės lėkštes, kurios buvo metamos į orą. Ir buvo pasakoma, kad protu Rusijos nesuvokti. Protu sunkiai suvokti ir kai kurios Pamario krašto gyventojus. O dabar jūsų dėmesiui vienas populiariausių YouTube įkeltų filmuotų siužetų apie nacionalinį Pamario krašto, kai kurių jaunuolių laisvalaikio praleidimo būdą ant užšalusių Pamario krašto potvynio paliestų pievų. Šie turintys ryškę priklausomybę adrenalinui piliečiai jaučiasi super kaskadininkais ar bebaimiais didvyriais iš serijos Drąsiųjų keliai. Nors idiotiški pavyzdžiai labai dažnai užkrečia kitus. Kodėl nutarėme visą tai jums parodyti ir ne vieno, net keletą kartų? Ogi dėl labai paprastos priežasties. Ši važiuojanti transporto priemonė turi valstybinį registracijos numerį. Tad kyla elementarus klausimas. Ar policija, kelių eismo policija, sureaguosi tai, ką matote jūs? Ar mūsų kelių policija savo narsą ryžtą gali pademonstruoti tik tai keliuose, prikibdami prie vairuotojo dėl neužsegto saugos diržo, ar ne vietoj palikto pastatyto automobilio, o štai šie pievų ereliai, tikri orai, skraiduokliai, turi neliečiamumo statusą. Įdomu tik tai, kas būtų tada, kada šie ledo šou dalyviai, ką nors neduok dievę, sužalotų ar užmuštų. Tada būtų sudaryta ne viena komisija įvykių ištirti, surasti ir nubausti kaltuosius, jeigu bebūtų ką bausti. O kol kas visą tai puikuojasi YouTube ir jaunimėlis gali su pasigėrėjimo šūksnį šaukti jėga, super gerai. Todėl viešai kreipiamės į mūsų visagalę policiją. Ar yra tikimybė, kad panašaus pobūdžio linksmybės, kurioms negalėtų būti taikomas senaties terminas, ant užšalusių Pamario krašto pievų nebepasikartos? Na, nebent šie piliečiai dalyvauja naujame realybės šou liepsnuojantis ledas, tik be Povilo Vanago ir Margaritos Drobesko.